lagerius šiandien žaidėme žaidimą TC, Counter-Strike'as ir šiandien, nežinau, aš nežaidėjau, tačiau šiaip norėjau pažaisti ir padaryti tokį kaip tutorialą naujokams, kaip žaisti normaliai TC. Pirmą pradėsime nuo šitą mapą. Aš labiau mokysiu kaip šitą mapą žaisti, negu o šitą mapą, jei esi teroristas, pavyzdžiui, tai ir jeigu ten, pavyzdžiui, žaidži kažkienės iš vieną žaidėją ir tu turi bombą, tai tu geriau eik per rampą, kaip aš čia vadinu, čia yra rampa vadinasi. Nu šitą matau vietą rampą, ir taip labai lengvai gali prie bombą, nes gali apmauti šituos CT arba kitaip policininkus, padėsi bombą ir nuo paslėpsi, tada policininkai nuos bombą ir tos nužudys kaip nors. Ir iš karto tada žiūrėk, arba ten, aš va šitą vietą maždaug vadinu ilgu. Aš nebu ten maždaug žinau, bet kokiu nežinau šitos žiūrėt. Ir tenai žiūrėk, jeigu pažiūrėk, kad priešininkas yra, tu pašaudyk jį. Ir jeigu nepataikai, vienas laukas, jeigu su draugais žaidė panašiai. Jei žaidži publikos serveriuose ir, nežinau, kas nesiseka jau labai, tai tu geriau jau mažiau mirčių padaryk, mažiau kartų mirk, negu daugiau nužudyk, nes suprantat, jeigu tu esi kūno teroristas, tu geriau, pavyzdžiui, CT, pavyzdžiui, tai tu geriau palauk padėt bombą ir reikia išminuot, bandyti išminuot, negu tu ten rašinti panašiai, ten žabais, filmais, panašiai, tai jo tikrai, geriau yra biškį palaukti ir tada padaryti, negu iš karto daryti. Gal ką geriau. Yra, dabar nusipirkam, ir naujokams pirkis ginklą geriau su autabui. Jo, tada nusipirkam ginklą. Aš, pavyzdžiui, nusipirkau metų tada, visą rinkinį, aš nepilna. Kas nežino, ką reiškia granata žalia, kaip smurtas, pievas, panašiai. Gerai. Jį tiesiog paleis dūmus, tai pavyzdžiui, aš debilas, tai tam mačiau, gerai. Tarkim, pamatysim. Šitą granatą meti ir nieko nematai. Nežinau, 9 sekundėm, nieko, 5, tiesiog nieko nebežinau. Ir šitą granatą ką daro. Šitą granatą yra granata, atakuojanti granata, jinai vienintelė yra, kaip čia pasakyti, nepasyvi, nežinau, nepasyvi. Tai jinai, jeigu meti priešininkai, pavyzdžiui, esi su armorais, tai tau nuėma iki 52 levelų. Bet jeigu ten numeti jau 52 nuėma, ir armorai biškį pamažėja. O jeigu esi be armorų, ir tai tau lieka apie 1 gyvybę, tai gerai nešvaistysi su granatu. Mes, pavyzdžiui, į šitą rampą ir priešininką ten žudykai panašiai, nes tuo labiau ant savęs užbandyti, kad esu netraumų, tai problem, tada nežinau, ką toliau. Va, kaip aš darau, turbūt matėte mano video Counter-Strike.info, kai aš ėjau kaip būt teroristas. Fuck, man! Ai, va, dabar, kad uminat granatą, smūg granatę, aš prašausi, daro, kaip čia sakyt, pavyzdžiui, rampoje užmetė. Ir suprantat, dabar, jeigu esi teroristas, tai pavyzdžiui, esi teroristas, ir, pavyzdžiui, jeigu čia būtų maždaug granata, tai tiesiog nematytum, kas yra toliau, nu, dar jeigu labai gerai, matytum, bet tiem, kurie biškį yra iš, atsiprašant, džiauklesni, tai geriau jau eiti, nors nežinau, bandyti užštinti per smūg granatą, panašiai, nebandyti šaudyti ją, nes kulkų užšnumas be reikalo. Dabar, atsimenu, kai aš ėjau čia, pamačiau priešininką ir aš su dygu buvau, ir priešininką pamačiau, buvo va taip, buvo taip, aš šaudžiu, buvo šaudinis maždaug šitas šūdas, tada aš ėjau, aš tiesiog šitas, pasižiūrėjau, aš atsisupiau ir pradėjau šaudyti. Pirma, kodėl aš atsisupiau?
pirma, tegul pabūkit, taip, kurios nežinau, kai jums lieks, kur nežinau, apie 50, nu maždaug 70, daugiausia 70, mažiausia 40. Jūs atsitūpkit ir priešininkas prieš jūs kelias kulkas klišė ir jis galės jį geriau, galim sakyti, nu geriau nuimti. Ir jo, aš nelabai, kai sakiau, kad aš visada neblogai moku. Nežinau, gal ko neparodysiu, galėsiu sukurti dar vieną video šitą ištrinti ir pakartoti viską, ko neparodysiu, arba ne, arba naują video padaryti. Tai ką, nežinau. Turbūt tada ačiū, kad žiūrėjot. Jums buvo lageris. Ir iki!